Pakuokime kartu dar vieną didžiulę kristalų siuntą. Labas, tai pakuojame šiandien nuostabią siuntą, jau antroji siunta, pirmosios net nespėjau kelti, jums įsivaizduojate, jau gavau antrą. Tai visi bėgame į YouTube kanalą, Mėnulio magija 777, iš karto spaudžiam prenumeruoti, ten labai daug naudingos informacijos jums ir ten bus įkeltas pilnas video, kas nori pasiklausyti garsų mano balso, išsamiai apžiūrėti visus kristaliukus, nes čia bus trumpoji versija, o YouTube kanale bus ilgoji versija ir ten labai daug naudingos informacijos jums apie saviugdą, apie kristalus, o užsiprenumeravę kanalą jūs gausite iš karto tokią žinutę savo telefone, kad aš įkeliu naujų video. Tai žodžiu, pakuojame dėžę kristalų. Kokie sunkus, kiek čia viso. Kągi, pradėkime. Pilnas stalas pakuočių kristalų. Wow, aš pati nekantrauju, nežinau, nuo ko čia pradėti. Tiek daug čia tų visokių pakiukų. Nežinau, gal imam kokį, nu va, šitas buvo užkritęs ant apirankyčių. Tai pasižiūrėkime, ką mes čia šiandieną rasime. O, toks atpalaiduojantis garsas, ane? Ir tas mano atpalaiduojantis balsas. Ačiū labai už komplimentus. Pakuokime, pasižiūrėkime, ką mes čia šiandieną rasime. Aš tai žinau, ką mes rasime, bet jums tai bus tikrai siurprizas. Jeigu kažkas patiks, tai jūs būtinai parašykite man, nes po to jie visi keliaus į fotosesiją, po to keliaus į elektroninę parduotuvę ir labai dažnai nutinka taip, kad jūs norimų kristalų nebegaunate, nes nebelieka, nes kas pirmesnis, tas gudresnis. Kas dar paspaudinėti. Kas pirmesnis, tas gudresnis. Jeigu kažkas patiko, jūs man iš karto ir rašykite. Ir aš jums tą kristalą atidėsiu ir aišku išsiųsiu ir Lietuvoje, ir užsienyje. Eina sau, koks grožis! Mano mylimiausias citrinas, vienas dažniausiai padirbinėjamų kristalų pasaulyje. Vienas dažniausiai, va čia mano toks dičkis yra, tuoj palaukit, parodysiu dar savo dičkį. Na, pasižiūrėkite, dičkis, va šitas yra labai dažnai padirbinėjamas, paimamas paprastas ametistas ir, žodžiu, pakaitinamas arba plasmasė būna, galite pabandyti, lydosi smirda plasmasė, aišku, dabar labai kokybiškos dervos, tai ne taip greitai lydosi, bet yra vienas, nu, mėgstamiausių, čia patrauksiu šoną, mylimiausių kristalų, o Jėzu, kokia sunkia pasaulyje, dėl to yra tiek daug padirbinių. Gerai, žiūrime. Žinokit, aš turiu problemą tokią, kad aš po to visą laiką noriu savo, pasižiūrėkite, koks gražus ševrono ametisto bokštelis, tai yra transformacija. Gerai, va dabar dar yra šviesu, tai yra transformacijos akmuo, tai jisai padeda tinkamu metu atsidurti tinkamai vietoj gyvenime ir tie, kas turi vairiausių baimių, žodžiu, kosmosas, koks gražus. O, galėčiau pasakoti ir pasakoti, 21 amžiaus kristalas, prognozuojama, kad bus ir ateinančio amžiaus, taipogi kristalas būtent ametistas, taipogi tinka vaikučiam, aš nežinau, kur čia dabar dėti, čia tiek daug, va čia padės, žiūrėkit, kaip gražiai šviečia. Gerai, žiūrime toliau įvairiausius bokštelius, bet aš tai labai norėčiau, labai noriu citrinuką apžiūrėti ir jums parodyti. Gerai, keliaujame toliau, čia yra labai gražus malachito bokštelis, fantastiško grožio. Vau, kas mėgsta dėmesį, kam patinka būti dėmesio centre, žodžiu, tai yra vienas ir pinigų, akmenų. Gerai, keliaujame toliau, nes dar daug mūsų siuntų laukia. Pasižiūrėkite, kokie dvigaliai citrinas. Tai yra citrinas dažniausiai padirbinėjamas akmuo. Žodžiu, yra tik tai 3. Energija sklinda į abi dvi pusės, ar ne, tai kosmosas, nu, aišku, aš savo turbūt pasiliksiu didžiausią, nes būtent dvigalio citrino neturiu, nereali kokybė. Nežinau, ir šitas labai gražus, ir šitas labai gražus, ir šitas citrinukas labai gražus, aš jau sakau citrinukas iš tos didžiulės meilės. Citrinas yra gausos ir pinigų akmuo, karjeros, kam aktualu, ar ne. Tai neveltui jisai trokštamiausias yra pasaulyje ir norimiausias pasaulyje, neveltui, ar ne? Neveltui ir tiek daug padirbinių, Dieve, koks gražus, neveltui tiek daug padirbinių yra visame pasaulyje. Wow, tai žodžiu, tai ir pasitikėjimas, ir vidinė saulė, ir motyvacija, įkvėpimas, darbas, papildomas darbas, žodžiu, kam reikia pinigų, idėjus pritraukia labai daug idėjų, labai daug galimybių. Tai jau, kai sakau, kai turite citriną, tai padėsiu čia, kad po to dideliais tokiais jo netyčia neprispausti ir nenulaužti, tai padėsiu trupučiu aukščiau. Žodžiu, kai jau turite jį, ar apyrankę, ar ne, ar
patį akmenį ar bokštelį, tai jau žinokit, viskam turite sakyti taip, nes tiek, kiek jisai pridaro stebuklų ir visokiausių dalykų, tai žinokit, wow, nu, vienas galingiausių pinigų akmenų. Aišku, jų yra ir kitokių, bet šitas tai yra visiškas kosmosas. Na, žiūrim toliau, ką turime. Nežinau, kaip čia jos greičiau norisi iškrapštyti, greičiau. Aha, taip gal lengvai ir neiškrapštysi. O, kokie garsai. Taip, čia yra šiek tiek pigesnės apirankytės, nes ne tokios didelės, ar ne, kaip va šios visos apirankytės. Tai, kad galėtų tikrai visi įsigyti, pasižiūrėkime, ko mes čia gavome. O, dėlė, koks sunkus maišelis. Kaip fainai. O gavome, žinokit, įvairiausių kristalų. Geras, o matau, ir saulytė pati pirmoji, ar ne? Va štai saulės akmuo. Taip, kas čia toliau, čia pas mus agačiukai panašu, ametistukai, ar ne, įvairiausi, kas čia dar man krenta iš rankų. Taip, čia ar tik nebus mėnulis, ar čia agatas, reikės dar pasiaiškinti. O geras, net tigriukas yra, žiūrėkit, net tigriukas yra smulkus, ar ne? Wow. Netgi dalmantininis jaspis yra apyranka, pasižiūrėkite, dalmantino jaspis, koks fainas su burbuliukais, ar ne? Čia jau kažkoks miksiukas, čia yra panašu, kad mahagoninis obsidianas, žodžiu. Nu, jau žodžiu rinktis, tai tikrai mes turėsime iš ko. Nežinau, ar čia verta viską traukti. Pasižiūrėkime, ko čia dar yra. Ugninis agatas, sodalitas yra, kalnų krištalas yra, žodžiu, daug čia visko yra. Eik tu sau, dar tiek darbo laukia, kokia didžiulė fotosesija laukia. Koks grožis, pasižiūrėkite, koks grožis. Žodžiu, kokių tik nori kristalų, žodžiu, o kas pasimes, kas nemoka išsirinkti, galbūt nepasitikė savim, viskas yra gerai ar ne, kol dar nėra patirties, tikrai norisi to geriausio varianto, nesuklysti, o geriausio varianto, kuris reikalingiausias, tai tikrai nebijokite parašyti man, aš parenku pagal gyvenimo situaciją, pagal tai, kaip jūs jaučiatės, ar ne, kas ten jūsų gyvenime vyksta. Ar kažkas stringa, ar kažkas liūdina, ar kažkas nesigauna, ar ten, žodžiu, nesiseka, galbūt labai daug negatyvo aplinkui. Nu, kur čia dabar tiek daug apirankyčių dėt? Va čia padėsim ant piramidės. Tegul aš čia galiu. Taip, šitą padėsime kol kas į šoną. Bokštelį malachito irgi gal mes užkelsime čia nais, kad jisai netyčia nenukristų ir nesugadintų mums akmenėlių. Pasižiūrėkime, kas čia per mažuliukas, va čia slepiasi kažkoks mažuliukas, paketėlis, netoks sunkus. Žiūrėkime, kas čia slepiasi pas mus. Tai va, tai jeigu pasimetat ir nežinote, ką išsirinkti, kaip išsirinkti, parašykite man, kaip jūs jaučiatės, kas jums sekasi, kas jums nesiseka turbūt labiausiai, ne? Tai pagal tai mes jums ir išrinksim kristalą. Padėsiu pagal jūsų gyvenimo situaciją. Kaip čia šitie nesprogsta, kaip jie čia nesprogsta. O, koks fainas, kaip fainai. Tai yra, žinokite, golden healeris, tai yra auksinis gyduolis ir delninukas. Pasižiūrėkite, koks didžiulis. Kokią didelio dydžio mes turime delninuką, fantastiško grožio. Auksinis gyduolis turbūt viską jums ir pasako, žiūrėk, eik tu savo, koks grožis, pasižiūrėkite, o prieš šviesą, kaip būtų gražu. Mano lempa dabar sugedo, kaip gaila, nes tie kristalai būtų žymiai ryškesni ir daugiau matytumėte, pasižiūrėkit, koks kosmosas. Auksinis gyduolis, wow, labai primena gintarą, ne? Nerealus, iš karto įsimylėjau, nu jeigu čia šitoj siuntoj nėra antro tokio, tai vėl bus problema, nes aš jau noriu jį pasilikti. Aš turiu auksinio gyduolio bokštelį savo pasilikusi, savo išsirinkusi, bet kiekvieną kartą, kaip ir su labradoritu, turiu milijonas tų versijų ir kitų akmenų man norisi ir dar, nes tai yra tokia nuostabi energija. Vat kas pabandė, tas tikrai žino jau apie ką kalbu. Dėl to sakau, leiskit savo pabandyti. Tai nėra kažkokia priklausomybė, ar ne?
Tai yra fantastiški dalykai, kurie keičia gyvenimus, labai stipriai keičia gyvenimus. Tai pakuojame toliau. Nu va, pagaliau atkeliavo dargi. Piritas yra labai brangus akmuo ir patikėkit, šitas pakeliukas rankui sveria kaip reikalas. Piritas yra brangus akmuo, taip pat labai, tai pasibersiu delniuką šiek tiek. Paėmiau tokių nedidelių, nes jisai ne tik kad brangus, sunkus ar ne, sunkiai gaunamas, pasižiūrėkit, atrodo kaip auksas ar ne. Eina savo kokie gražus. Kaip gaila, kad man apšvietimas sugedo, pasižiūrėkit kokie aukso gabaliukai. Wow, tai yra vienas iš pinigų akmenų, tai yra akmenėliai, kurie mums padeda svajoti ir gyvendinti svajones, ar ne, manifestuoti. Tai kai rašote jaunaties laiškus, ar tiesiog manifestuojate, planuojate, būtinai turėkite rankoje arba šalia, arba ant savo svajonių užrašytų, būtinai turėkite šalia būtent pirito. Taip pat tie, kurie yra po ligų, tie, kurie yra persirgę, ar ne, trūksta energijos, tiesiog sveikatos, būtinai nešiokite šitą akmenį, būtinai. Kur čia bėgi dabar? Nepabėgsi, nuo manęs nepabėgsi. Aha, pasislėpia. Tai būtinai, žodžiu, kas nori atstatyti savo gyvybinės galias, ar ne, tie, kurie svajoja, nu yra fantastiškas akmuo. Po operacijų, po ten įvairiausių dalykų, žodžiu, va šitas akmenėlis, piritas yra nuostabus ir kadangi tai yra nedideli akmenėliai, tai pagaliau tikrai kiekvieną savo galėsite leisti įsigyti. Aišku, čia dalis ir man nukeliaus, o kaip kitaip, ne, tai dalis bus man tikrai. Ir aš savo pasiliksiu, darau įvairiausių ten tų dalykų, tai man labai pravers mano įvairiems irgi ritualams ir pasiruošimams. Nuostabus akmuo, fantastiškas ir atrodo kaip auksas, atrodo kaip auksinis. Keliaujame ir pakuojame toliau. Nu, čia turbūt nepradarius mes nepasižiūrėsime. Taip. Opa. Bandom taip atidaryti. Su visais garsais, kaip ir privaloma, ne? Čia kažkas sunkesnio. Koks grožis. Oh my god. Tokio dar neturiu malachito ir vėl aš norėsiu savo, aš negaliu, kaip aš norėsiu savo drugelis. Žiūrėkite, kokį mes turim drugelį. Va, turime padėkliuką. Plakti, tai reikia viską patraukti dabar čia, nes taip, kad netyčia neišmesti. Tai štai turime tokį padėkliuką ir turime tokį drugeliuką. Nematau per kamerą, kaip įstatyti. Gerai, dabar aš nesu tikra, ar čia šitas padėkliukas tikrai yra skirtas drugeliui, nes arba padedam į šalį. Jisai nerealiai sunkus. Pažiūrėkite, kokią dydžią. Per visą delną. Pažiūrėkite, kokios spalvos ramios, raminančios. Wow, koks nerealus grožis. Kas myli drugelius, kas mėgsta drugelius. Pažiūrėkite, koks fantastiškas dydžkis, gražuolis. O kaip gera laikyti rankose. Kaip gražiai nušlifuotas, kokios spalvos fantastiškos. Wow. Nu va, dabar man vėl visko reikia. Ir šitas nuostabus malachito. Eik tu savo, aš dar tokią neturiu. Taip, tai čia tie, kas mėgsta dėmesį, būti dėmesio centre. Pasižiūrėkite, kaip atrodo tikrasis malachitas. Labai dažnai beje šitas akmuo būna nupieštos linijos, ar ne, suklastotas, kaip ir citrinas, ar ne, mūsų va geltonasis, ar ne, taip ir šitas akmuo yra labai dažnai klastojamas, nupiešiamas tiesiog raštai, visi nupiešiami, visos linijos. Aš irgi turėjau tokią apyrankę, kuri po to nusitrynė ir ten tiesiog buvo keramika, ar ne. Tai va, tikrasis malachitas atrodo taip. Ir labai daug padirbinių, aš tose pačiose šopose irgi matau, kitose net iš nuotraukų jau atskiriu, kur yra padirbinys būtent malachito. Tai yra žymiai brangesnis akmuo apskritai ir jisai niekaip negali būti pigus kaip ir apyrankės, ar ne? Tai va, tai yra žemiška meilė, ne, meilė šioje žemėje. Tai ir kam patinka būti dėmesio centre, nauji kontaktai, daug veiksmo, daug visko, kam aktualu verslai, ar ne.
nerealus akmuo, ta prasme, ir tai yra visiškas pabudimas, tai yra pabudimas visom prasmėm, ar ne? Jausite net savo viduje, kaip vyksta pabudimas ir pokytis jumise. Ir dvasinė prasme, ir fizinė prasme. Tai taipogi tikrai nemažas malachito gabalėlis, nerealiai gražus. Ir vieną pusę galėsite pasidėti, ir kitą, nežinau, aš jo labai noriu savo, aš neturiu. Aš turiu tik tai apyrankę beros, gal kažkur ir gabalėlį, bet ne, turbūt ne. Tai labai viliojos jį savo pasilikti, jeigu kažkas patinka, tai tikrai sakykite ir iš karto pasimkite, kol jis nenukeliavo į elektroninę parduotuvę.